Laiks kombainą išsivalyti iš pažirnių. Nes bėdvysim man mažai kombainą nušulniai kamerą, kad neto ant velinų apsaugų. Tai labai daug šitą žirnių su žulėm priviliu. Un priekin da niek, eina špešti. Pat pirmai aš labai lengvai nusivaliau, su rankom išsipeš. Dabar reikia išsiimti veiną transporteriaus jaustą, nes kitaip neis išpešti viršutiniaus suolą, o ten jau trop neprivolyt. Šits parodys, kiek priviniuot. Pelna šis yra kviniuot, trop ne. Pos aš eis nuvaliau. Šits parodys, kiek priviniu. Matot, kiek stora apie šits. Čia šis yra, o čia teik šits su viniu. Tai kad išimti tenk šitas geriausia su akmens vatos peiliu ant jų pjauti. Nupjauni ant jų irgi nuėmi. Nes kitą panu neišviniuosi. Biškėlė avižų jau bus. Avižas tik apie visą laiką. O beveik mums nieko nedodi ir super rezultatą nedodi. Neveltau sakoma, avižas yra ubagų grūds, nes anos visur rauda. Perams bunkeriams avižų pribirėja jau. Ir ką čia turam paleisa. Kablis 2 drėgmė. Iš vienos pusės gera, kad sausas. Iš kitos pusės bloga, kad jau per sausas 4%, nes tai jau nuo tokį sausomą ir svoris mažesnis bus. Bet man padarysi kabį. Permusis avižas keliauna sandėlį. Ves vasar laukiam, atei javapjūtį, nespėjai įsibėgėti ir jau pasibaigiant. Šįmet negaliu sakyti, kad buvau prasti metą, sausros nebuvau, drėgmės irgi pakankama buvau. Tai rezumuojant, tai prisikul šįmet realiai tiek pat kiek į pernai. 70 tonų plus minus. Aišku, nestebuklas kaip iš 35 hektarų. Ir buvo vien metų, ką buvo ir 110 tonų, bet tada daugiau turėjau žeminių. Šįmet gavau step, kad buvo tik tas 10 hektarų žemint kveitragių, viskas vasarojus, tai vien tas sumažint derlių. Tai žeminių melamano kveitragių,
ten buvau dėjus po 200 litrą, herbicidą paraškiau, fungicidą. Tai vidurkis gavos kažkur 5 tonus iš hektarą. Buvo vietų, kur buvo mažiau ir po 4, bet buvo vietų, kur gavo 200 litrus ir iš po žirnių buvau. Tai ten gavos kažkur po 6,5 tonus iš hektarą. Tai jau 3 metą patenkins melomanų veislį, tai sėsame toliau šitą 4 metą. Dar, kad pasididinti žeminių plotus, sėsam šį metą žeminių kveičių. Tai nusipirkau Vileikas veislis kveičių. Daug kas sakė, kad tink prastom žemėm. Kas ir tos pražėms, tai smėliaka pas monis, rūkštis. Saka, nelabai tai išdega kaip įprast kveitė. Tai matysim. Tai plans toks ir pasėti 10 hektarų kveičių, 10 hektarų kveitrūgių. Ir viskas liks vasarojau. Ankšiniams, avižoms. Iš vasarojaus tai žirnių nebuvo tiesiog pasėti. Negau nei NPK, nei salietras, tik tas nuparašytų nuo žolių. Tai iš pat pradžių buvo labai graži, tonks, vešlus, bet atėjo didelis lietus, viskų išgoldė, tai galiausiai bakuliau kažkur po 1,5 tonus iš hektarą. Su mėžės vasarinės vėl ne kažkas, daviau jiems antrą šansą dar pasėjau, bet jau daugiau nei pas man tikrai nebegrįž. Nes labai lepnus ant rūgštaus dirvožėmį, kur buvo rūgštesnė, išsikė neišnyka. Buvo gavėni 200 kg karbamidą į hektarą, herbicidą nuo ligų. Dalis išnyka nuo rūgštomo dirvožėmį, toliau biški saulėms išdegina. Nu ir galiausiai gavus tik tas apie 1,5 tonus iš hektarą. Kaip teik sudėjus, tai čia išves ne kažkur. Tačiau lyginant su vasarinės kveitrūgės, čia jau visai kita kalba. Vasarinį kveitrūgį beveik išves nepamylėjau. Nuparškiau tik tas herbicidų, jokių trašų negau. Tik tas priešsėlis buvo žirnė. Tai tokiu būdu nei užauginti ir nukolti po 2,5 tonus iš hektarą. Kas, manau, jau labai gera. Jei būčiau jiems išėjęs tų karbamidų, kad rūmėšiam daviau, manau, būtų išėjus ir 4 tonus iš hektarą. Tai sėklas jau paruoštas. Dainų vis tiek jau vyks į savaitės bėgį. Tai čia yra Vileikas kveitė, išvalyti, subeicuoti. Ir kaip ir ves laiką, turam melomaną kveitrūgių. Taipogi išvalyti, subeicuoti, nesertifikuoti, pirkau iš žmogaus tiesiog išvalyti, pats susibeicavau. Tai ir pradėsim. Nežinau, be pamenat, bet pavasarį vienam iš video rodžiau, kur dar buvau į lauką, kur katras nikap nepradžiūn maniai. Tai dalį apsėjau kažkur 3 hektarus avižom, dalį palikau hektarų pūdim. Man daug kas sakėt, kad neskubėk sėti, dar palauk keli savaitės, pradžiūs viskas, viskų užsės. Bet pasirodo, bet kai karštų vasarą buvau, nikap nieks nepradžiū šitas. Nepradžiu vis tiek iki gal visą dirvą. Šitas matos pelkis to. Einant šitas batus nori sirpti. Ko nebekalbėti apie traktorių, kad jau nori skensti vis arčiau važiuojant tos pelkis. Tai, kaip minėjau prieš tai, nėra čia šansų laukti, kad čia įžiūt kažkas pilna. Tai išveina hektarą pūdimą. Kažkur liks nesudirbta 20 arų. Tai šią buvau, grina vidurvasarį, Liepos mėnesį buvau išėjęs, vienas įk prabraukti šitas, kur ta pelkė matos to. Bet paskiau biški palei, vėl užmerk ir nebebuvau šansų. Tai kon toliau dirbsiu su šitą šlapinį. Tai tiesiog šitas, kiek eini dirbsiu pūdimą. Jau kelis įks nunaudžiau per vasarą. Ir dabar šitų dainų reikės pasėti žolį. Pirmą, kad priklauso durpinau, prisivalausim su volu išdirbtą durpį, pasėsam žolės mišinį ir dar sik prisivalysim. O šitą vietą jau paliks kokį ir tokį. Peržels su savaimin žolį, kas yra dirbo. Tai šitam gabaliuku, kadangi būn daug užmėriks per žeimą, nupirkau žolių mišinį durpį 2. Tai matysas. Gal per žeimą neišmirks tas mišinys, nes vis tiek ten yra nendrinių žolių anami
turėtų matyti. Tai atsies užuolį, pasinaudosim išmoką durpynų atkuriams į peivas ir už hektarioką išeis po 220 eurų berods. Tai reiks tik tas ton žuolį nusišinauti ir viskas, nes kitaip čia pelną šitos veids nepadarys. Tai kon, šiam sykiu teik, dėkau, kad žiūrėjot. Jei jau patiko video, paspauskit like, paspauskit subscribe. Jei norit ko nors paklausti, parašykit komentarą. Nu ir susimatysim kitus video. Iki.